Gerą dieną, vyrai ir moteris. Tai va, šiandien vėl buvo, kaip čia sakiau, aplinkybės, kurių jau galvojau, kad nieks nenustebins, bet žodžiu gavome, kaip čia vadinasi, Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato, Kauno rajono policijos komisariato antrasis veiklos skyrius kažkokį tai tokį šaukimas vadinasi, ir kas įdomiausiai krenta į akis, tai dokumento sudarytojas, dabar paskaitysiu tiesiai, kaip atrodo, neatrodo, tai įdėsiu, kaip atrodo, Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato, Kauno rajono policijos komisariato antrasis veiklos skyrius, įmonės kodas ir nenurodytas. Tai reiškia, kad dokumento sudarytojas nesurodytas. Toliau dokumento pavadinimas ir antraštė. Tai asmens vardas pavardės šaukimas be pareigų išaiškinimo. Be pareigų išaiškinimo šaukimas. Ir žodžiu, nuvykus minėtų adresų tenai, kur pagal registrų centrą ten policijos komisariatas yra išregistruotas, bet ten asmenys vilkintis policijos pareigūnų aprangas vykdo veiklos skyriaus kažkokius tai veiksmus. Nu ir žodžiu, nuvykus tenai tyrėja, kuri vadinasi Laima Brazdauskaitė, Laima Brazdauskaitė, jinai man taip pasakė. YouTube yra video, kur Deividas Aidukas yra apšmeižtas. Sako, va, aš nusprendžiau bylos nekelti ir noriu tau įspėjimą parašyti. Tai mano klausimas buvo toksai paprastas, kaip jinai padarė išvadą, kad aš jį apšmeidžiau, kad jinai galėtų man įspėjimą duoti. Tipo, kad aš pateikiau melagingus parodymus. Pateikiau apie Deivido Aiduko melagingus parodymus teisme, faktinės aplinkybės, kurias YouTube'as kėlė į platformą YouTube ir viešina, kaip nepažeisdamas jokių ten tų teisių. Ir dabar taip gaunasi, kad melagis parašė pareiškimą už tai, kad jį šmeižia. Tai dabar vėl jisai duodamas pareiškimą, jisai melavo, kad yra šmeižiamas, nes yra ten aiškus faktai, jau iš vis net nėra apie ką kalbėti, bet jisai vis dabar vėl pateikė pareiškimą, teikdamas melagingus parodymus. Čia turbūt pas juos į kraują įaugę ten ar kaip čia vadinasi, nežinau. Tai žodžiu, mes kaip ir nesutikom su tuo, nes iš vis nebuvo išaiškinta, kokiu pagrindu jinai nustatė, kad čia yra šmeižtas ir kokią teisę jinai turi. Tai va, tai aš labai sakau gaila, kad nepradėjote iki teisminio tyrimo, nes tada būtų man nereikėję rašyti pareiškimo. Tada aš parašiau pareiškimą, ranka užpildžiau tą pareiškimą, ir parašiau, kad Aidukas, va, tą patį, dėl ko jis padavė manęs, kad aš jį apšmeižiau, tai parašiau pareiškimą už tai, kad jis davė teisme, pacituosiu, ką parašiau, asmuo Deividas Aidukas duodamas parodymus teisme, tai yra Kauno apylinkės teisme, byloje numeriu tokiu ir tokiu, davė melagingus parodymus posėdyje tokią datą ir tokią datą, ko pasakoje buvo paimti vaikai iš šeimos. Dėl smulkesnės informacijos ir įrodymų prašau paskirti laiką jiems pateikti, apie tai informuoti telefonu arba laišku, visus su pranešimu susijusius dokumentus įteikti fiziškai. Ir va toks mano parašas, tada aš paprašiau, kad padarytų pareiškimo kopiją ir man pasirašytų, kad priėmė, tai jinai ta tyrėja, jinai paėmė pasirašė, jis sako, imk. Tai sakau, man dar reikia numeriuko, tada sako, numeriuko reikia palaukti. Tada palaukiau numeriuko, tada jinai sako, gal tu geriau važiuok į kitą policijos komisariatą, tai sakau, kuriuo adresu, nes kiek žinau, rajono PK yra Vytauto 91 ir jis jau dirba, bet man kažkodėl nusintė į Radvilėnų 1C. Tai sako, imk, tai ne, sakau, tai jūs priimat iš manęs pareiškimą ar ne, tai
susimėtė, žodžiu, ir vis tiek priėmė tą pareiškimą, tai sakau, dar trūksta pagal teisės aktų numatytą tvarką, tai jūs turite uždėti štampuką. Tai jie štampuko sakė neturi, nu tai neturi, tai žodžiu, paėmiau va čia tą tokią nesąmonę, šitą va čia pareiškimą su data, viskas, numeriukas yra, užregistravo. Tai va dabar šmeižikas galės ant manęs vėl parašyti, kad aš dabar duodu, rašydamas pareiškimą, melagingus parodymus, nors pats jisai, žinodamas, kad melavo, jis parašė ant manęs, kad aš melagis ir aš jį apšmeižiau. Nu, argi ne keista, ne? Nu, man irgi keista. Tai va, tai tokia trumpa šios dienos va, toks įvykis keistas. Ir labai man keista, kaip yra visi daiktiniai įrodymai su faktais, su aplinkybėm, su teismo ten visais tais balsais ir visa kita. Ir tyrėja nustatė, kad aš šmeižiu. Ta prasme, ignoravo faktinės aplinkybės ir jinai pataikavo tam Deividui Eidukui ir bandė man čia įprūdinti, kad aš sutinku su to, kad aš jį apšmeižiu. Nu, argi ne keista. Nu, keista. Nu, man irgi pasirodė keista. Tai va, tai žiūrim, kas čia toliau bus, kaip čia viskas vyksta, apklausa kažkokia. Su savimi parašyta turėti asmens patvirtinti dokumentą, bet dokumento net neprašė. Ir labai reikalavo nieko neįrašinėti, nieko nefilmuoti, nes sakė draudžiama, nei prisistatė, nei parodė savo, žodžiu, ten, nu, nesigilinsim į tą temą. Mes dabar grįžtame prie to, kad va, Deividas Eidukas vis dar kažko tai nepatenkintas. Komis nepatenkintas, įdomu. Tai va, tai žiūrėsim toliau, kaip čia bus ir tiek žinių. Tai ačiū uždėmesi visiems ir laukite kitų žinių, nes, nu, kas belieka. Ai, dar yra toks vienas dalykas, tai apygardos teismui irgi pateikėm apie šitus melagingus parodymus, apie tai, kad mus buvo pagrobę, kad ten visa kita. Tai Kauno apygardos teismas 12 dieną šio mėnesio įsiuntė vaikų teisėm raginimą pasiaiškinti. Ta prasme, jie dabar, vaikų teisės dabar turės kažką tai sugalvoti ir paneigti ar pateisinti savo melagingus parodymus. Tai vat labai laukiu tos žinios, kaip jie tai atliks ir kaip jie pasiteisins šitoj vietoje dėl savo melagingų parodymų. Tai va, tai toks mano va, paskutinis šiandien dienos pranešimas, tai vat, kai bus kažkokių naujienų, tai būtinai pasidalinsiu. Tai tiek. Ačiū uždėmesi, ačiū visiems geriems žmonėms, kurie padedat, kas turit galimybę, būtinai padėkit, nes, kaip sakyti, su šitais visais dalykais dar yra čia reikalų, nes, kaip sakyti, dokumentus patikėti kažkam tvarkyti nėra galimybės, nes čia labai viskas glaudžiai susiję, jeigu tokiais maštabais netgi vyksta, tai mes tiesiog ginamės, kaip sakyti, ginamės ir tikiuosi mūsų šitie veiksmai daugam duos kažkokių praktinių žinių, kaip gintis pačiam savo jėgom, nes pasitikėti čia šitoje vietoje labai yra sunku kažkom, nes kaip buvo ir mūsų praktikui, celofano rekomenduotas advokatas Rugienius, tai norėjo jis mus ten, kad pavėluotume į viską padaryti. Ir pinigus paėmė, ir žodžiu, ir taip toliau. Tai va, tai būkit budrus, kaip sakyti, jeigu patys negalėsit apsiginti, tai maža tikimybė, kad jums kažkas realiai padės. Tai va, tiek. Iki.